Sveiki, kūrėjai. Pakalbėkime šiandien apie pinigus, apie svetimus pinigus. Juk šita tema dažnai daugam yra įdomi. Mano vardas Aistė. Aš esu įkūrus Etsy konsultacijas ir jūs konsultuoju jau nuo 2016 metų. Jeigu jums įdomus mano šie karts nuo karto pasirodantis video, tai užsiprenumeruokite mano kanalą ir pamėkite šį video, gal šitai padėsite kažkam kitam atrasti šią informaciją. Taigi, apie kokius pinigus mes šiandien kalbėsim? Na, labiau gal apie finansus negu apie pinigus, nes aš dabar galvoju, prieš keletą dienų išėjo Etsy pirmo šių metų ketvirčio finansinė apžvalga. Ir šį kartą jinai buvo šiek tiek kitokia, jos tonas, tarkim, buvo šiek tiek kitoks, negu jisai būna paprastai. Tai daugam turbūt nėra pats įdomiausias video turinys žiūrėti, nes žiūrėti ilgą video, kaip corporate vadovai kalba apie finansus savo akcininkams, retai kas mėgsta, taigi aš trumpą santrauką pateiksiu jums. Buvo šiaip labai įdomių pareiškimų iš Etsy CEO pusės ir turbūt svarbiausias dalykas buvo tai, kad jie pagaliau pripažino, kad Etsy suvokia, jog jie tapo ne visai tuo, ko jie norėjo būti. Tai yra, jie supranta, jog didelė dalis prekių, kurios užteršia Etsy platformą, tai yra dropshipperiai iš Temu, AliExpress, Alibaba ir visur kitur, yra blogai. Ir jie numušinėja Etsy patikimumą ir pirkėjai pradėjo skųstis. Ir tuos pirkėjus Etsy pagaliau išgirdo jie galbūt juos ir seniau, bet pagaliau jie tai pasakė viešai ir pripažino, kad tai yra blogai ir tai yra problema. Ir maža to jie pasakė, kad šią problemą jie ruošiasi spręsti. Tai vėlgi vienas iš būdų, kas jau yra padaryta, tai toks kaip speed bump angliškai, turbūt lietuviškai gulintis policininkas, ar ne, greičio prilėtinimui padarytas mokestis atidarant naują Etsy parduotuvę. Tai reiškia, jeigu tu esi koks nors AliExpress perpardavinėtojas, tau jau atsiranda kliūtis ir galbūt tu nebekursi ten 25 parduotuvių per dieną, nes už jas visas teks susimokėti iš karto ir skamerių tai sumažina skaičių. O tiem, kas iš tiesų nori atsidaryti Etsy parduotuvę, tai $15 nėra tokia didelė suma. Kitas dalykas, ką Joshas savo kalboj paminėjo, jisai sakė, kad pirkėjai nori sužinoti, kiek daug rankų darbo yra įdėta į tą prekę, kurią jie perka. Tai yra, jisai sakė, how handmade the item is. Vėlgi, galimai tai rodo į kažkokius tai naujovės, į kažkokius pasikeitimus, ką Etsy ruošiasi įdiegti. Aš tikiuosi, kad tai yra tiesa. Vienu metu Etsy turėjo, tai buvo labai seniai, turėjo tokį dalyką kaip patikrinimą, ar tikrai tu gamini tas prekes, kurias parduodi. Tai reiškia, jie tau atsiųsdavo žinutę, kurioje būdavo prašoma pagaminti kažkokią tai konkrečią prekę iš tavo parduotuvės, kurią išsirinkdavo jie, ir tu turėdavai parodyti visą gamybos procesą ir baigtą galutinį rezultatą. Tai šitokiu būdu jie patikrindavo, kad tu iš tiesų gamini tuos gaminius. Aišku, dabar, kai pardavėjų yra apie 9 milijonus, niekas šito jau nebespėja padaryti, bet matyt bus kažkokie tai, nežinau, kažkokie parametrai, kuriuos Etsy rodys. Galbūt tai bus, pavyzdžiui, kad reikės pažymėti, kad aš šią prekę
prekiai sukūriau dizainą, bet gaminu ir siunčiu ne aš, tai pavyzdžiui, čia print on demand parduotuvėms tinkamas dalykas, o jeigu tu, pavyzdžiui, ir dizaino netgi nesukūrei, tai reiškia naudoji AI kurti dizainui, tai šiuo atveju vėlgi tu nei kūrei, nei gamini, nei siunti. Tai žiūrėsim, kokie tai bus pasikeitimai. Aš labai tikiuosi, kad tai pamatysim artimiausių metų ir tai sumažins iš tiesų tą didžiulį srautą šlamštmaisčio, ar ne, tų AliExpresso prekių. Daug kas sako, kad Etsy nesvarbu, kad tai vis tiek yra pinigai, jie gerai iš to uždirba, bet pats Joshas per šį call with investors, investor conference, jisai sakė, kad jiems tai yra svarbu ir kad pašalinimas tokių prekių jų Etsy platformos kaip ir neskriaudžia, tarkim taip, jie nepraranda pinigų dėl to, kad yra krūva rankų darbo pakeitimų tom pigiom, kiniškom ar turkiškom ar iš kur tos prekės bebūtų, kurios nėra rankų darbo, gamyklinės prekės. Tai šita dalis man turbūt buvo įdomiausia ir bendrai paėmus tonas viso šito investor conference buvo nebe toks patosiškas, kaip jisai buvo anksčiau, kai būdavo sakoma, tai buvo pats geriausias ketvirtis Etsy istorijoje ir ten laukiame kito dar geresnio ketvirčio. Toks euforija ir trykštantis optimizmas, kuris, žinoma, dažniausiai nebūdavo pateisinamas. Tai dabar jie pripažino, kad iš tiesų finansiniai rodikliai nėra kažkokie labai fantastiniai ir yra žemesni, negu jie tikėjosi. Viena iš priežasčių, kurią Joshas paminėjo, tai buvo, jog šiais metais Velykos buvo labai anksti. Tai gavosi, kad žmonės išėjo, tiksliau vaikai išėjo pavasarinio atostogų, automatiškai tėvai daugiau laiko leido su vaikais, ne prie kompiuterio, mažiau pirko. Taigi dėl to šitas ketvirtis finansiškai buvo prastesnis Etsy. Vėlgi jisai kaip nebūdinga jam sakė, jog kitas ketvirtis bus dar prastesnis. Dėl to, kad istoriškai, šiaip jeigu mes pasižiūrėtumėm į istorinius duomenis, antras ketvirtis visą laiką yra prastesnis negu pirmas ketvirtis, dėl to, kad pirmam ketvirtyje žmonės dar turi dovanų kuponus, šiaip pinigų po naujų metų ar kalėdų likusių, kuriuos išleidžia dovanom ir panašiai. Antram ketvirtį šito nėra, visi ruošiasi vasarai, daugiau laiko praleidžia lauke, automatiškai mažiau perka dalykų. Šiek tiek statistikos, kuri padės jums galbūt susidėlioti, kodėl viskas finansiškai yra taip, kaip yra. Tai nuo 2020 vidurio, kada prasidėjo pandemija, pardavėjų skaičius Etsyje išaugo trigubai. Tai reiškia, dabar 20 vidury buvo maždaug 2,8 milijono, jeigu aš neklystu, dabar yra apie 9 milijonus. Tai reiškia, mes turim trigubą pardavėjų augimą, kas nieko nestebina, dėl to, kad žmonės sėdėjo namie, turėjo krūvą laiko, dabar finansinė situacija visam pasaulyje yra labai nestabili, vėlgi atitinkamai žmonės ieško kažkokių tai papildomų įplaukų, kur geriau jų ieškoti negu Etsy, ne? Tačiau šitas trigubas pardavėjų augimas neatsispindi pirkėjų augime. Pirkėjų skaičius išaugo maždaug dvigubai, apie 40 milijonų, kas aišku absoliučiai skaičiai skamba daug, bet santykinai tai nėra toksai didelis augimas. Dabar yra 95-6 milijonai pirkėjų, kažkas tokio, aš nebeatsimenu tikslaus skaičiaus. Ir dinamika, jeigu kas netingi atsidaryti skaidres, kurias rodė Joshas, jeigu mes pasižiūrėtumėm į santykį, kiek pirkėjų tenka vienam pardavėjui Etsyje, tai
šiuo metu šitas santykis yra pats žemiausias Etsy stebimoje istorijoje nuo tada, kai buvo pradėti daryti šitie Investors Calls, Investors Conference. Žemesnio nėra buvę. Tai šitas paaiškina, dėl ko įplaukos. Ir apskritai dabar yra skaičiuojamas, kad vidutinės aktyvaus Etsy pardavėjo, labiau gal tinka aktyvios Etsy parduotuvės pajamos per mėnesį yra $100. Tai reiškia, jeigu jūs per mėnesį uždirbat daugiau negu iš Etsio neuždirbat, bet gaunat pajamų daugiau negu $100, jūs jau esat above average. Tai yra uždirba daugiau negu vidutinė Etsy parduotuvė. Šitas dalykas liūdina. Aš tikiuosi, ir sprendžiant iš to, ką Džošas sakė, jie bandys kažkaip šitą koreguoti. Yra kuriama kažkokia tai lojalumo Etsy programa Etsy pirkėjams. Žiūrėsim, kas tai bus, nes nieko apie tai nebuvo kalbama. Galbūt tai bus, pavyzdžiui, jeigu tu pirkai Etsyje 2 kartus, tu gauni kažkokią tai iš Etsio paties nuolaidą 3. apsipirkimui ar kažkas tokio. Kažkaip neseniai Rimi buvo savo akciją ir yra vis dar paleidę, kur ten 2 apsipirkimai už €10 duoda tau 20% nuolaidą. Tai kažkas tokio galbūt bus ir Etsyje, nežinau. Kitas parametras, kuris mane taip pat nuliūdino, bet jisai nėra netikėtas, tai pajamos vidutiniškai per metus vienam, ne per metus, jie skaičiuoja per ketvirtį vienam pardavėjui. Tai šiemet jos yra tokio pat lygio arba netgi šiek tiek žemesnės negu jos buvo 15 metais. Į tą tarpą nuo 15 iki šių metų tos pajamos išskaidytos vienai parduotuviai buvo aukštesnės. Tai jeigu jūs, o per pandemiją apskritai šitas vidurkis, šitas rodiklis buvo kosminis. Tai jeigu jūs vis dar lyginat savo pajamas su pajamomis, kokias turėjot per pandemiją, tai pamirškit. Tai buvo tas vadinamas statistinis, kaip tai yra lietuviškai, statistical outlier, tai už ribos išeinantis rodmuo, kurį reikėtų ignoruoti stebint savo statistiką ir nesitikėkit, kad jūsų pajamos bus panašios arba lygios per pandemiją buvusioms pajamoms. Turėtume turbūt lyginti su 19 metais, tai reiškia prieš pandeminiais metais, ir tada žiūrėti, koks yra pakilimas ar nukritimas. Tai visi tie, kas atsidarė parduotuvės pandemijos metais, jie laksto susiėmę už galvų ir sako, kad yra visiškas krachas, pasaulio pabaiga, nėra pinigų ir taip toliau. Tie, kas Etsyje pardavinėja seniau, suvokia, kad pandemija buvo visiškai trikis sistemoje, ar ne, ir tokie finansiniai rodikliai yra artimiausiu metu neįmanomi, nebent turėsim dar vieną pandemiją, ko aš nuoširdžiai tikiuosi, kad nebus. Taigi, apibendrinant, ekonominiai rodikliai nėra fantastiniai, ko reikėjo tikėtis, pandemija baigėsi, žmonės išėjo į gatves, norėčiau sakyti, jokiuosi, išėjo nuo kompiuterio, išėjo į lauką, stebima tendencija bendrai paėmus visame pasaulyje pirkti fizinėse parduotuvėse, nes daugam atsibodo pirkti elektroninėse parduotuvėse, kiek galima prie to kompiuterio sėdėti. Panašus skaičiai yra matomi tiek eBay'ui, tiek Amazon'e. Amazon'e galbūt šiek tiek mažiau, dėl to, kad Amazon'as yra, basically kaip jūsų tiesiog parduotuvė, kur jūs perkat pieną, duoną ir prie to paties nusiperkat ir kažkokias taip kitas prekes. Džošas apie tai užsiminė, nežinau, ką jisai turi omeny, ar jisai ruošiasi Etsyje pradėti pardavinėti groceries, tai reiškia maisto produktus. Neįsivaizduoju, ką jisai galvoja šito klausimu. Tai vėlgi, tai kažkokių tai džiuginančių finansinių prognozių nebuvo išsakyta. Artimiausiam ketvirčiui tai jo tikrai nebus, ypač jeigu jūs parduodat prekes, kurios nėra susijusios su outdoors veikla ir ten kažkokiom tai vestuvėm, krikštynom ar dar kažkuo panašiu.
Labiausiai stebina, tai šiek tiek mane stebina, bet labiausiai kilęs segmentas Etsyje finansinė prasme, pardavimų prasme yra namų dekoras ir namų apyvokos dalykai, ar ne, netgi daugiau negu visokie print on demand marškinėliai, kur žmonės skundžiasi, kad vagia iš jų klientus. Tai turėkit šitą omeny ir šitas sektorius ir toliau labai sėkmingai kyla. Tai vėlgi pasikartosiu, finansinės prognozės nėra kažkokios tai fantastinės, jos visam pasaulyje yra tokios, visam e-sektoriui, e-pardavimų sektoriui yra panašios. Nereiktų bandyti laimėti kainą, tai reiškia race to the bottom, ta prasme žeminant kainą, bandyti paimti pirkėjus, tai yra visą laiką pralaimėjimas tiek jums, tiek jūsų konkurentam. Orientuokitės į žmonės, kurie net ir krizių metu turi pinigų, tai reiškia luxury, aukštesnės kainų kategorijos pirkėjus. Na ir lauksim iš Etsio kažkokių naujų judesių dėl tų mass-produced gamyklinių prekių, kurios yra šiuo metu užpylusios visą Etsy ir kurios iš tiesų pirkėjus labai piktina, net neliūdina, piktina, nes aš esu mačius tikrai ne vieną pareiškimą apie tai, kad daugiau nebepirksiu Etsyje dėl to, kad ten vien skameriai ir žmonės parduoda ne rankų darbo prekes. Taigi stenkitės rodyti savo procesą, kad jūs tikrai esat rankų darbo ir laukite, ką Etsy sugalvos ir kaip mums pagerins situaciją. Na ir pats laikas dabar yra ruošti naujoves, dėl to, kad prekyba tikrai artimiausių ketvirtį dar bus lėtesnė, tiek statistiškai, tiek iš Džošo prognozių. Gal tai nepasiteisins, gal viskas bus gerai. To jums ir linkiu ir iki kito video. Ate.